Sveiki, nusprendžiau padaryti šį video, kadangi internete padažnėjo daug neigiamų straipsnių apie elektroninės cigaretės, taigi nusprendžiau padaryti eksperimentą tarp paprastos cigaretės ir FNS elektroninės cigaretės. Čia yra paprasta cigaretė, o čia yra FNS mini atnaujinta cigaretė. Pasirinkau FNS cigaretę, kadangi produktas žinomas kaip geros kokybės, palyginus su kitomis pigiomis prekėmis parduodamomis Lietuvoje. Taigi pamatysime, kaip yra iš tikrųjų. Taigi nuo FNS mini atnaujintos elektroninės cigaretės panaudosime katomizerį, kurį taip pat užpildysime FNS firmos skysčiu. Kaitiklį užsuksime ant FNS Mega C elektroninės cigaretės baterijos, nes tai bus lengviau atlikti eksperimentą. Štai kaip atrodo Mega C su mini katomizeriu. Taip pat eksperimentui naudosiu tualetinį popierių, kadangi servetėlių neturiu. Vieną iš jų naudosime paprastai cigaretei, kitą naudosime FNS elektroninį cigaretei. Taigi taip ir užrašykime jų, kad galėtume atskirti. Taigi įstatome FNS elektroninę cigaretę į 2 litrų bonkos kamštelį. Bonka panašaus tūrio, kaip yra žmogaus plaučiai. Butelį pripildžiau vandeniu. Butelio pačioje yra skylutė, iš kurios bėgs vanduo. Ir taip slėgio pagalba butelio tūris bus užpildytas elektroninės cigaretės garais. Taigi butelio tūris yra pripildytas elektroniniais cigaretės garų. Dabar atsuksiu dangtelį su elektroninė cigarete. Uždengsiu kakliuką švariu tualetiniu popieriumi. Bei per padarytą skylutę butelio pačioje pūsiu garus, kurie praeis per tualetinį popierių. Pažiūrėkime, kas iš to gausi. Taigi matome, kad tualetinis popierius švarus, nesimato jokių nuosėdų, taip pat servetėlė yra šiek tiek drėgna nuo garų. Ta patį atliksime su paprasta cigarete. Pridegame cigaretę, viskas vyksta taip pat kaip prieš tai, tik butelio tūris prisipildo paprastos cigaretės dūmais. Pažiūrėkime, kas iš to gausis.
Atskume dangtelį su cigarete ir pučiame vėl į švarų tualetinį popierių dūmus. Išpūtus dūmus teks gerai prasivėdinti virtuvę. Taigi nuimkime tualetinį popierių ir pažiūrėkime, kas jam atsitiko. Taigi, kaip matome, yra kažkokios nuosėdos, čia turbūt tabako dervos ar kas, aš iš tikrųjų pats net neįsivaizduoju. Ir čia va galime palyginti po elektroninės cigaretės išpūtimo ir po tabako išpūtimo. Tikrai matau ryškius skirtumus. Taigi, manau, paneigiau žiniasklaidos neigiamus straipsnius ir rezultatus dabar matome ir spręskit patys, kas yra kenksmingiau.